Paveikslas suvenyras yra iš serijos darbų, kuriuose tapiau objektus rastus kelionių metu, klajojant, bastantis. Šie objektai yra kasdieniški, paprasti, tarsi nereikšmingi. Tai gali būti sudžiūvusios gėlės arba stiklo šukė. Rinkdama šios objektus dažnai pamirždavau priežastį, momentą, kada aš įsidėjau į kišenę arba kodėl man tai atrodo svarbu. Tačiau grįžus į studiją ir tapant, paradoksaliai šitie daiktai vis dėlto talpino tam tikrą laiką praleistą šalia jų, tose vietose. Man yra įdomi asmeninės atminties ir kolektyvinės atminties sandūra ir taip pat vietos erdvės objektai, kurie talpina tas atmintis. Ir tapydama svarstau apie atminties perteikimo galimybę arba negalimybę ir kaip susidurdami su šitais iššūkiais, kaip mes galime apie tai kalbėti. Pats žodis suvenyras prancūziškai reiškia atmintį arba atminimą. Ir šiame paveiksle vaizduojamas objektas iš tiesų yra mano senelio, iš labai labai seniai, iš kelionės parsivežtas daiktas, kuris ilgainiui savaime transformavus iš senumo pradėjo irti ir galiausiai tapo nebeatpažįstamas. Būtent dėl to jis yra vienas iš kelių labai retų objektų, kurie yra tikri suvenyrai ir man asmeniškai labai daug reiškiantis daiktai, kuriuos aš nutapiau šitoje serijoje.